Sveiki, trumpai. Nuo Liepos 1 gaunam dar vieną porciją naujų mokesčių. Čia jie tokie neskelbti, bet dalis gyventojų pajus. Praplečiamas mokamų kelių tinklas. Čia įdedu visą šitą įrašą Facebook'e, kurį patalpino susisiekimo kaip ir ministerija, ir rašoma: iki Liepos 1 komercinio transporto priemonių valdytojai mokėjo kelių naudotojų mokestį už naudojamasi 19 magistralinių kelių, kurių bendras ilgis 1700 km. Įtraukus krašto kelių ruožus 1151 km krašto kelių, bendras mokamų kelių ilgis sieks 2851 km. Praeitą savaitę kartu su Lietuvos transporto saugos administracijos vadovu Geniu Lukošiumi būsimus pasikeitimus pristatėme žiniasklaidos atstovams, pademonstravome, kaip veikia patikra ir patikinome, kad Lietuvos transporto saugos administracija tikrai naujai apmokamuose ruožuose tikrins komercinį transportą. Čia su džiugesiu jie taip praneša ir tiesiog, žinot, kai tie keliai, iš tikrųjų krašto keliai, yra apgailėtinos būsenos, net ir autostrados mūsų, tie vadinami magistraliniai keliai yra, lyginant su Lenkija, yra baisus, tai tokios panegirikos ir džiugavimas, kad mokėsime daugiau, iš tikrųjų atrodo apgailėtinos. Lenkai tos pinigus už mokamus kelius jie panaudoja tikrai labai efektyviai ir tiesiog keletą komentarų parodysiu ir paskaitysiu po šitojų įrašų. Durnių slėnio aktualijos, kad juos šikančius sutrauktų. Šita fotografija pati už save kalba. Kitas žmogus klausia: o kuro akcize nėra mokestis už kelius? Taip, kad net elektros generatoriai moka už kelius. O savivaldybėse vietinės keleivinės daromos nemokamai? Už ką mokėti už kelius, kurie statyti prie Ruso? Kitas komentaras: tai, kad tos kelius ne jie tiesia, jie tik tai juos tipo remontuoja kiekvienais metais, tas pačias duobes lopas ant lopo. Tai už ką jie ima pinigus nieko nepadarė. Čia kaip su tais kanalizacijų dangčiais. Nušlifavai SSR ir dangtis jau jų. Tai tegul šalia rusiškų kelių pratęsia savo ir po to įmo mokestį, nes tikrai deda mokesčius nieko nedarė, o surinktus milijonus savo į kišenę kišasi pagal jų politiką. Greitai ir už orą mokėsime, taip pat pasisavins. Prienai Kaunas, kelias tragiškos būklės, o bus mokamas. Turbūt už tai, kad pavažinėtum duobėm. Keiksmažodžiu aš jau čia nekomentuosiu. Vėlgi kitas: va čia afera aukšto lygio. Mokėk už tai, ko nėra. Kitas rašo: padarykit kelius bent kaip Lenkija ir tada kažką galvokit apie mokesčius. Tokiais LT keliais nespėjai važiuoklę remontuoti. Biznis ir uždalis, kur to pačiu keliai, nesakysiu žodžio. Šie naujai apmokestinti keliai rimtesnių remontų nematė nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Už mūsų suneštus pinigus tik trikojų ir atstuminių radarų pristatė. Mus net Latvija aplenkė, kur kelių būklė išvis buvo apgailėtina, nekalbant apie Lenkiją. Ir dabar kur nukeliaus šie naujai surinkti pinigai? Čia tos komentarus būtų galima tęsti ir tęsti, iš tikrųjų jų labai daug ir nei vieno, pabrėžiu, nei vieno bedžiūgaujančio taip, kaip džiūgauja susisiekimo ministerija, ir iš tikrųjų žmonės teisūs, nes tie, kas važinėja Lietuvos keliais, o aš, pavyzdžiui, daug važinėjau Lietuvos keliais, tai tokios blogos situacijos nebuvo turbūt net prie Ruso, kaip va čia žmonės rašo, tarybiniais laikais mes savo keliais tikrai lenkiam ir Lenkiją, ir visą Tarybų sąjungą absoliučiai. Lietuvoje buvo geriausi keliai ir tikrai mūsų keliai nenusileido
nei ten kokiai nors Čekijai ar Vengrijai, kurios jau buvo tikrai gerokai progresyvesnės valstybės. Aš tuo metu turėjau galimybę su filharmonija, kaip filharmonijos artistas, pakeliauti po tas valstybės, tai mačiau, kad Lietuvos keliais mes tikrai galėjome didžiuotis. Per 30 metų baisu, kaip ištaškyti pinigai. Aš tiesiog pasakysiu skaičius. 90 metais, reiškia, kaip mes atsiskyrėm nuo to sovietizmo, grubiai tariant, ir Lenkai atsiskyrė, mes su Lenkais turėjome beveik vienodą, 20 km tik skiriasi autostradų kiekį. Mes 380, Lenkai 400 km autostradų. Dabar Lenkai turi apie 5000 autostradų, o mes turim truputį virš 400. Jie ne tai, kad 10-12 kartų mus pralenkė, jie pralenkė ir kokybę. Jie realiai europinius pinigus panaudojo infrastruktūrai ir ta infrastruktūra, kelių infrastruktūra davė labai didelę paspirtį jų valstybės vystymuisi. Greitas krovinių pervežimas, tai yra išsivysčiusios valstybės požymis, ir milžiniški pinigai be abejo į valstybės biudžetą. Lenkai investavo teisingai pinigus ir iš to dabar semia saujam dividendus ir toliau investuoja teisingai pinigus. Beje, jie ir nenutraukė prekybinių ryšių ir jokių ryšių su Baltarusija. Baltarusiškos mašinos važinėja po Lenkiją, Baltarusiai laisvai važiuoja į Lenkiją apsipirkti, perka, veža namo, leidžia pinigus ir jie neišprotėjo su kaimyno žeminimu, spjaudimu ant jo. Jie labai pragmatiškai ir labai protingai elgiasi santykiuose su kaimynais. Tiek apie džiūgavimą, kad įveda naujus mokesčius. Keliai, kurie neremontuoti, bus mokami. Čia yra jau, žinot, net sunku komentuoti, kokie žmonės yra valdžioj. Beje, nemažai iš jūsų už juos balsavo. Sveikinu. Tiek trumpai.